Nu ką tada, činčin? Po pirmo. Aš vien padas. Vien padas. Jie grinai atrodo, kad pamiršo padažą, gal, blėt. Ne, blogai. Kaip vertini, lygindamas su jami? Ne, blogai, ne. Žinai, man jam pradėjo nebepatikti tas žalias fucking lavašas. Gerai, apsimeskit, kad man vaidenas. Gerai, sveiki, įsijungę dar vieną laidą pokalbį prie kebių. Ir šiandienos mūsų svečias, plačios šypsenos savininkas. Jeigu reiktų įvardinti šypseną, Kipras būtų to savoka. Jūs galbūt galėjote jį matyti iš filmo Up, bet nebūkit rasistais, blėt, nes jis yra lietuvis. Kipras Kulikauskas. Jo, malonu. Ačiū, kad pakvietei. Bliam, aš buvo mano pirmas bairis iš tikrųjų. Up, kad aš esu bišas iš Up, buvo mano pirmas bairis ir man šitą dalyką užmetė Jankevičius. Ai, ne? Jo, aš niekada negirdėjau tokio palyginimo, nes man taip patiko, sako, geras, tu tas bišas iš aukštyn. Bet tu nebandėjai per kokį Halloweeną persirinkti jo? Ne, dar niekada nebandžiau. Nes būtų įdomu turėti side by side fotkę, žinai, tipo, ant kiek arti galėtų būti. Aš manau, kad galėčiau pulinti šitą dalyką. Gerai, kostiumai jis... Jo, yra kas... Praleidau šitą, buvo jokinga. Ja, visai būtų jokinga. Uždėtum man tą skautų diržą kažkokią, kepurę. Taip, aš nežinau, ar esi žiūrėjęs kebabo kažkokį man ar ne? Užmečiau akį, reikėjo žinot, kur eina, ne. Tai tau tas pats standartinis klausimas kaip ir visiems, kaip tu save pristatytum ir kaip tu norėtum, kad tave pristatytum? Aš kaip save pristatyčiau? Aš save pristatyčiau kaip pradedančiuoju komiku, didelę meilę turintis komedijai, kurią dar neseniai atradau, stand-upinu kiek šiau. Biški virš pusės metų. O, tai labai nedaug. Jo, gal rugpjūtį pradėjau, tai jo, o norėčiau pristatyti kaip mane. Kažkada tikiuosi kaip vieną geriausių. Vieną geriausių Lietuvoje ir gal netgi užsienį. Bet vieną geriausių Lietuvoje kaip ką? Komika. Nes gal mėsininkas, žinai. Ne. Neskrusdėlė, ne. Tiesiog. Aistringiausias krusdė Lietuvoje. Jo, kažką tokio. Bet ne, norėčiau. Kažkaip man turiu didelių tikslų, didelių norų, būti geras. Ir smagu siekti, žinai, šito, nes pagaliau radai tai, kas tau patinka vėl. Prieš tai buvo Kašis. Aš Kašį lošiau visą laiką šiaip tais, o tada... Įvyko trauma ir ten... Ne, traumas buvo. Galėjo būti NBA, bet žinai... Ne, trūko ūgio, trūko noro, turbūt gal laiko, gal per vėlai pradėjau, nežinau. O pats norėjai, ar žinai, kai būna, tėvai pildo savo svajonės per savo vaikus? Ai, manęs neleido niekur. Aš visą laiką bėgdavau iš namų, ką aš... Jo, šitas dalykas aš pasirinkdavau. Ką aš noriu daryti, manęs niekada nevaržė, aš esu daug ir burelių pralankęs, aš plaukimą pralankęs, fulę lošiau. Bet visą laiką užsimdavau sportu kažkaip. Sportas buvo dalykas mano. Ir šiaip man dabar, dar sakyčiau, visai neblogai sekasi, bet kas ką paėmu iš tų sportinių dalykų. Tai jo, bet Kašis buvo kažkaip tas žaidimas, kuris irgi labai patiko, buvo negaila dėti valandų į tai. Ir jo, bet tada 11 ar 12 klasėje supratau, kad... Aš juokingas? Ne, supratau, kad aš nebūsiu krepšininkas. Bet kaip buvo tas supratimas, ar tu tiesiog sėdėjai suolę per Matieką kokį ir blečiui Kašis, ne man, ar ten, žinai, kaip per filmo scenarijų, kur vakare išbėgia į aikštelę dramatiškai, žiūri tą lanką. Nežinau, gal kai Covidas prasidėjo, nes aš buvau tas, kuris mokėsi per Covidą pirmas. Žinai, baiginėjau, nes mano 11 klasės pabaigoje atsirado toks dalykas kaip Covidas, o jau 12 klasėje buvo pilnai nuo rudens ten vidurio, mes visi į namus buvom išsiusti. Per Zoomą. Jo, baigėsi viskas, Kašis baigėsi viskas ir aš tada toks įsėdžiu, turbūt supratau, kad blemba, trūksta man dar. Ir tada toksai buvo, o ką dabar, nes reikia tada jau studijas rinktis kažkokias. Studijas rinktis irgi buvo, žinai, sudėtinga, nelabai žinau, ką noriu. Kas būtų įdomu per nuotolį mokintis? Jo, vos ne, nes aš iš tikrųjų dar ir kolegijai dar prasimokau kokią pusę metų turbūt iš namų. Sakai, prieš kažkur pusę metų komedijai, ne? Kaip prasidėjo tas tipo... komedijos dalykas, tipo, aš geras sportininkas, man viskas sekas. Komedija atrodo kaip sportas. Į komediją mane atvedė, aš taip sakau visą laiką kažkaip savo, 3 podcastai. Prasidėjo viskas nuo vėl tie patys.
Nes jie pradėjo daryti podcastą. Ir kai jie tik paleido, aš anksčiau domėjaus kažkiek komediją, bet labiau užsienį. Būdavo užsienio komikai, Šapelas, ten Segūra, dar kažkas. Aš žiūrėdavau tos per Netflix'o specialus, man visai patiko, bet kažkaip niekada, nežinau, nesidomėjau Lietuvos komediją. Ir vėl tie patys mane įvedė į šitą. Ir aš toks, o geras, mes turim čia gerų komiko. Mes turim talentų. Jo, turim talentų, Katleris yra, žinai. Ir jo, aš tada toks, o geras komedija. Tada, o kas yra dar be vėl tie patys? Nes pradėjo atsirasti Klajumo kanalas, Savaitės rifas, Pralaužk vieną šaltą. Aš viską, ką tik man padavė lietuviškas internetas iš komedijos pusės, viską pradėjau pumpuoti, žiūrėti, man domėtis, man buvo labai įdomu ir fainai. Kažkaip praeiti darbai man teko daug vairuoti su mašina, tai podcastas vis laik buvo įjungtas, žinai. Vis laik fone. Jo, vis laik fone kažką klausyti, žinai. Fūrą vairuojant, ten žinai. Ne, fūras nevairuoja. Tai va, ir tada, pradėjau vaikščioti į renginius. Į open mic'us, pasirodymus, dar kažkas. Ir aš taip pažiūriu, okei, smagu čia, patinka, įdomu. Pradėjau ten, sakau, Savaitės rifas atsirado, irgi labai faina chebra. Ir taip Emilis pasipostino Instagramo story. Sako, ieško žmonių skečui. Ir aš toks, davai, parašiau jam, sako, davai atvaryk. Tas skečas yra gera idėja, bet nepaėjęs tiesiog. Ten čia buvo tas, kur Emilio vyrų ferma. Vyrų ferma, jo. Jo. Ir mes ten važiavam vieną dieną, atsimenu, atvažiavam. Ir irgi, žinai, pamatai pirmą kartą normaliai, taip tas žmonės. Atvarė ir Emilis, ir Patarakas, ir Antanas. Visi, žinai, jie. Ir fermai. Ir jo, mes buvom kažkokiam, į Arklyną kažkokią atvažiavam. Ir tas pirmas Arklynas, ar kaip jisai vadinasi? Čiūjų. Ir klydė. Arklydė, vas. Nes Arklynas čia rodydamas į tarpukoje, žinai. Ar čia klynas? Jo. Tai va, ir aš tada šitą atvariau tada pas juos, mes iš pirma net nusifilmavom tom skečą, nes arklių negalėjo išvesti iš arklidžių. Mums tai tiesiog trukdė, tai jis tiesiog kitą savaitę susirado dar vieną vietą, jau tada nufilmavom. Ir aš toks, ant kiek smagu yra daryti šitą, žinai, visas tas skečas, tas filmavimas, galvojimas, nes ten dar ant vietos gimdėm idėjas kažkokias, ką galima būtų padaryti, kaip tam, kiekvienas žmogus galėtų daryti ir panašiai, ir toksai, ir aš kažką pasiūliau. Ir paėmė tą idėją, padarė, žinai, ir irgi, tas labai smagu, labai patiko visas tas darbas, žinai. Ir aš toksai, gerai, reikia pabandyti kažkaip, parašiau Antanui. Kažkaip sakau, labas, žiūrėk, čia, buvau, nežinau, atsimenu, sakau, labai patiko, ką darot, labai patinka jūsų, žinai, podcastas ir visas komedijos dalykas, sakau, gal netyčia yra, žinai, vietos tam. Kažkur irgi prisidėti, jeigu galiu, noriu, sakau, žinai, priimkit mane. Ir jisai man, žinai, ir jisai sako, jis manęs paklausė, žinai, kokiom vietom, kuriuose vietose norėtum dirbti, žinai, ten prie renginių, prie komedijos, ten rašymo, ar ten dar kažko. Ir aš surašiau ir jisai sako, okei, ir jis tada dingo. Dingo kažkuriam momentui ir aš atsimenu, dar kitam darbė, kur dar beje dirba. Aš dar turiu darbą, kur važinėjau su virtualios realybės sakiniais. Su šitais angelų takais pas jūs irgi Kaune. Jo, buvo. Tai va. Aš dar su šitais dirbu ir ten tuo metu buvo ofise kažkokia pozicija. Rinkodaras, marketingo, kažkas. Atsidarė, žinai, ir siūlė, žinai, man. Aš toks, okei, bandžiau. Gal jau gausiu tą darbą, bet tada jis pasakė, sorry, ne tave pasirenkam. Kažkaip man liūdna pasidarė, atsimenu. Bet tada gal po 2 dienų man Antanas skambina. Sako, žiūrėk, čia norėjai prisidėti, padėti ir panašiai. Sako, davai atvaryk į ofisą. Okei. Jo, ir jisai man tada leido prisidėti prie ŽKM. Žinau, kad meluoju. Jo, skambinau žmonėm, dar kažką ten organizavau. Bet čia kai LNK darė, ar kai jau YouTube'ai? Ne, YouTube'ai gal 2 ar 3 sezonas, neatsimenu. Jo, tai va ten visą, žinai, padėjau. Labai irgi patiko, smagu, dariau, stengiausi. O ką tu ten darai, tu ten writeris buvai ar? Ne, sakau, aš organizavau žmonės, kviečiau žmonės, kad ten filmuotųsi. Šiaip daug žmonių, žinai, tiesiog tikėjo praskambinti. Vadyba to tokia menedžerė. Jo. Padariau prie ŽKM, pavyko visas projektas, labai fainai, bet kažkaip tada nebeturėjo darbas, tiesiog Antanas nebeturėjo darbų.
Sako, nu, kol kas tipo dabar reiks pailsėti arba nežinau, kažką kitą veikti. Ir tada gal po savaitės ar 2 man skambina Klajumo žmona, Vismantė. Sako, žiūrėk, tu buvai siuntęs savo siveką, nes pas jie jau turėjo poziciją kažkokią praktikantą ieškojo. Ir aš jam irgi buvau kažkaip padėjęs prie renginių kažkokių, prie live podcastų, skanavau bilietus, kažką, žinai, irgi. Ir irgi pasirodžiau ten, jų akivaizdai, taip sakant. Ir jo, paskambino, sako, žiūrėk, čia siuntėjai, dabar mes ieškam normalaus asistento, apmokamą darbą, žinai. Ar vis dar domina? Sakau, jo. Atvariau, pasišnekėjom su Klajumu, sutapo požiūriai ir pradėjau dirbti pas jį. Tai va, tai tada jau taip toks pirmas darbas pilnai komedijai. Tai šitas buvo. Ir galų gale mane pripušino, nes aš vis laik šnekėdavau. Noriu open mic'int, noriu lipti ant scenos, atrodo įdomi, atrodo smagiai. Ir jis mane papušino irgi, žinai, sako. Tai... Na, jis grinai davė tau tą spyrį šikną. Jo, nes aš, žinai, biškį ten mėkšlenau, kad, nežinau, čia bairių kokių ten rašytis, aš ten, žinai, dar kažkas. Taigi pilnas YouTube. Jo, ir aš kažkaip, ir jis man sako, tiesiog pasirašyk, nueik, užlipk, nesvarbu, gerai, blogai, tiesiog nueik ir užlipk, sako, užlipsi pirmą kartą, tada jau žiūrėsi, tau patinka, nepatinka, nori, nenori. Ir jo, ir užlipau, aš dar atsimenu tada, kai užsirašiau pirmą open mic'ą, mes buvom Kaune irgi, Jump Pub'e. Jis turėjo pasirodymą, prieš pasirodymą įkrito į grupę, buvo tas pas Kasparas Vaišnaras pas tai irgi buvo. Kasparas sako, open mic'as kažkoks vyks, ko ne, sako, jo, sako, blema gal parašyt. Sako, jo, davai parašyk. Aš tik parašiau Vizgirdai, buvo pirmasis mano open mic'as A-Team Comedy šitam. Jo, tai parašiau Vizgirdai. Ir galvoju, gal nepastebės, neturi drauguosi, jo nieko, žinai, nepažįstu, tiesiog parašiau, kad noriu užlipti ar būtų vietos. Ir galvoju, nepastebės. Tai Klajumas su Vaišnaru abudu mane nufakino, sako, atrašyk šitam. Ir Vizgirdai nusintė. Tai jo, ir užlipau pirmą kartą tada pas juos. A-Team Comedy šitam Vilniui Downtown bazarė gal, ar kaip. Jo, tas, kur dar jie laukėtą turėjo. Jo. Kaip pirmas praėjo? Ir pirmas praėjo labai gerai. Labai gerai praėjo. Žmonės juokės. Man labai patiko turbūt tas juokas. Sakau, okei. Gavai tą dopamino straiką, ne, ir man reikia dar šitą. Jo, ir man reikia dar. Ir aš toksai... Nes anksčiau, žinai, būdavau kažkur ant scenos vis tiek. Mokykloje, vaidinimai, dar kažkas. Būdavau, bet vis tiek jausdavau kažkokį tokį nenorą lipt, daryti tam tus dalykus. Bet kai aš ten užlipau ir buvau va tam momentą ant scenos ir aš toks, blemba, man patinka. Bet tau patiko tas visas, kad dėmesys į tave? Dėmesys į mane, šitas buvo didelis dalykas, žmonės, kad juokės iš tavo bairio kažkokio ir dar tipo daug. Žinai, keistas toks. Ir, jo, tai dėmesys patiko, juokas labai patiko, kad žmonės juokės. Ir jo, ir visi sako, žinai, pirmas. Nes mane pristatė taip, žinai, va čia pirmą kartą lipa, duokit daugiau meilės. Gerai, ir aš užlipau, gerai sekėsi, man patiko, bet ir biškai nurašiau ant to, kad čia pirmas kartas. Pasisekė. Jo, pasisekė, davai einam antrą kartą. Ir lipau antrą kartą ir vėl gerai. Bet su tais pačiais lipai, tipo, ar? Tais pačiais, gal kažkurį pakoregavęs, kur galvojau, kad reikia pakoreguoti, žinai. Bet jo, man atrodo, noriu vieną gal bairį pakeitęs, ar idėjas, ar išėmęs. Nepamenu tiksliai. Bet žodžiu, užlipau antrą kartą, trečią kartą ir viskas, žinai, gerai. Ir tada aš lipau 4 kartą, bet aš užlipau Rusy pas Pišiką. Flow barė. Flow dar, kai tada darė dar Flow. Kur tam 15 žmonių. Jo, ir 5 žmonės tiesiog sėdi. 5 tik buvo? Jo, ir jie atėjo nuo gatvės praktiškai. Jie nežinau, kad ten renginys vyksta. Mes pakvietėm. Ateik. Jie atėjo, sužinojo, kas yra stand-upas. Jo, vos nežinai. Ir tada, kai žmogus ateina nepasijuokt, o pabūt, nebūna geras laikas. Ir šitą pastebėjau visą laiką, bet kuriam open mic'e, kur labai matosi, kai žmonės ateina pasijuokt, o kai žmonės ateina pabūt, pasėdėti. Pagerta laus. Einam tam pašnekės kažkas. Jo, ant viršaus. Dar jisai pašnekės, žinai. Tai va, tai gaunasi, kad į stand-upą atsidūriau per 3 podcastus realiai Lietuvos.
Praktiškai 4, nes dar bazaras gaunasi, nes Visgirdas bazaras. Jo. Su net. Bet realiai gaunas, kad... Nu, tipo, cool, kad... Nes aš turėjau kaip tik užsirašę šitą klausimą, tipo, ar... Nes buvo įdomu, ar kaip pradėjai, tipo, stand-upint, nes buvo įdomu, ar pradėtas darbas pas Klajumo kanale, ar tai papušino, tipo, žinai. Tai pasirodo papušino dar ir kaip, bet ne darbas Klajumo kanale, pats Klajumas. Kad, tipo, davai, varyk, kas yra. Jo, nebuvo to tokio, kad davai, varyk, daryk, bet toksai, kad jeigu nori, varyk, bet jeigu, neaiško, kad mažu. Eik ir pasidaryk, žinai. Nes yra tas, kur pirmą kartą lipant, nes aš labai panašiai buvau pradėjęs, esu pasakęs, kur pas mane draugas buvo, kuris papušino. Nes, tipo, nu, nuvarom, pasižiūrėsim pradžiai. Nu, gerai, nu tai reiks užsiregistruoti. Ir tada ėda vos ne, kas antrą, kas trečią, nu užsireginai, ne, pamiršau, ne, ir atidėlioja labai, nes tu į diskomforto eini, tipo, zoną. Jo, kažkur, kur tau nesaugu yra, tai čia. Nes bijai, o gal nesijoks nieks, o gal tas bus. Taip. Ir pušini tą sprendimą, ko tolyn. Jo, patiko. Man pradžia visa man tikrai, ar pasisekė, ar kas, nežinau kaip čia vadint, bet patiko ir gerai sekės, todėl ir turbūt pradėjau toliau varyti. Aš kažkaip netikiu, kad sėkmė tas dalykas yra, kur jeigu tai padarai daugiau negu vieną kartą, nu, tipo, prajokinai, nu, tai skait, nu, gal kažką, tipo, gal kažkas yra, žinai, tipo, nes netyčia visus kartus išėlės negali būti. Ne, tas turbūt, tos pirmus kartus turėjau gerą experience tiesiog, žinai. Ir self-esteemas tas pakilo. Jo. Ir žinai, kad jeigu, bliam, aš galvoju dabar, jeigu man pirmas pasirodymas būtų labai lievas, nežinau, ar būčiau. Nors gal ir būčiau. Bet gal būtų suveikia, žinai, azartas. Nu, ble, o įdomu, kaip kitą kartą. Jo, jeigu tai būčiau padaręs. Ir tada užsikurtum, žinai, tipo, jau metai, 2, 3. Ir tipo, nu jo, gal ir įdomu. Po 3 metų, žinai. Gal ir nieko šis stendau. Ir dabar skaityk po pusės metų šaukeisą buvo nesenai. Jo, penktadienį turėjau šaukeisą, čia galvoju. Kovo 21. Turėjau šaukeisą, labai faina patirtis. Buvo tik tais, kad 8 komikai, ne 6 komikai dažniausiai, kai būna. Po 10 minučių gauti, ne? 12. 12 su kapeikom, jo, tai tiek ir išbuvau ant scenos. Jaudinaus, nemeluosiu biškai jaudinaus, bet kažkaip užlipęs ant scenos dingo. Nes jautiesi savo zonai. Jo. Apart to, kad biškai gal skubėjau, bet tikrai nebuvo toks baisus, kur, žinai, gerai viso lipu. Bet skubėjimas, man atrodo, yra tas... kaip čia vardant. Aš bent jau matau taip, kad skubėjimas iš jaudulio yra vienas iš tų geresnių dalykų, žinai, kurie galėtų būti iš jaudulio. O kas dar yra? Nes būna rankos dreba, žinai, tipo, kaip įbestas stovi, tipo, žinai, arba pasimetimas, užmiršimas, nes tada nejaukiai jauties ir publika jaučia tą, kai nesijauti pats komfortabiliai. O greit sušnekėt, tai dar, nu, tipo, gal kažkas dar kažką supražinai. Ok, gal yra tiesos, nes man... Turbūt labiausiai, kur pasimato ant komikų, nes kai anksčiau žiūrėdavau open mic'us, dar pas nelipęs, buvo ta toksai, kad matosi, kad pirmas, antras kartas bišai, man tas judėjimas yra, nes judėti ant scenos yra gerai, reikia daryti tai, bet kai tu darai tą žiūri greitai, ir tai va sukies tiesiog, ir aš toksai, sustok sekundį, pastovėk. Žemyn, kur žiūri visą laiką. Jau geriau man pastovės ir žemyn pažiūrės, susakys, bet nejudės, nes aš negaliu susikaupti, ką tu sakai, nes tu visą laiką suki ratus tiesiog, kaip paukštis šitas aplink. Kad išklausytum, tipo, turiu pasileisti video, kaip smėlį kažkas pjaustų. Jo, vos ne, žinai, apačioj. Ne, aš norėjau paimti žmogų iš rankos ir sustabdyti. Sustok. Ramiai, žiūrėk, susikaup ir per naują. Ai, iš naujo, padarom iš naujo. Tai pusę metų. Šiaip, nu, nėra labai ilgas laiko tarpas, bet įdomu, koks buvo tavo geriausias ir blogiausias pasirodymas. Nes kol kas iš tavo pasakojimo atrodo, kad nebuvo. Ai, blogų pasirodymų? Buvo, aišku, buvo. Manau, line-up'e kažkada, ne taip ir seniai, dar prieš turbūt Kalėdas. Ir line-up'as, blemba, man anksčiau buvo tokia faina vieta, kol nebuvo Ką2 komedija, nes ten tokia buvo visa komedijos dvasia. Jo. Ir tas ateina, nedidelė patalpa. Undergrounderis toks vaibas. Jo. Ir anksčiau ten žmonės ateidavo pasijuokti. O dabar kažkas pasidarė line-up'ui. Nežinau kodėl, bet ten žmonės ateina liūdni, nenorintis pasijuokti, tiesiog pasėdėti, pažiūrėti. Ir buvo vienas iš tų vakarų, kur niekam neina tiesiog. Ir aš irgi kažkaip dar ir vienas iš pirmųjų lipau, ten pirmas ar antras, neatsimenu. Tai pastovi, sakai ir tiesiog tyli. Ir aš toksai... Is this thing on? Kur tu stovi ant scenos ir tu toksai, kas jam yra? Nu, kodėl jis nesijėkia? Tu nori paklausti žmogaus,
asmeniškai, kodėl tu nesieki? Nes atrodo, ir kiti lipa, tipo, ir stengiasi, žinai, sako bairius, ir gerus bairius, kur, tipo, bet kur kitur veiktų, bet jie ne, tiesiog. Kažkuris buvo momentas, kur buvo grįžęs toks senas line-upas, kažkuris šeštadienis. Gal kai Jankis buvo? Ne, kai Olegas. Aš tada atsimenu, pilnas hausas buvo. Kai antrą kartą Olegas grįžo iš Amerikos. Grįžta reiškia, rusas iš Amerikos? Jo. Ir jis kažkaip tą patį vakarą, atsimenu, grįžo, parašė organizatoriams, sako, gal galiu užlipti. Ir jis tiesiai iš oro uosto atvarė. Ir man toks buvo fainas vakaras, nes man labai gerai sekėsi, visiems kitiem komikam labai fainai sekėsi. Ir tada Olegas atvarė, žinai, vos ne ant galą. Ir jisai pasirodė ir buvo toksai, o blemba. Olegas grįžo. Aš toksai galvoju, Olegas grįžo, toksai senas, geras Olegas, kur aš žiūrėdavau anksčiau. Ir aš tada atsimenu, kad geras, gal grįžo, gal pasitaiso Olegui nuotaiką, nežinau kas jam, nes buvo po tos Amerikos, kai pirmą kartą grįžo, tai jis ten labai kontroversiškų nuomonių turėjo ir pyko ant visų jaunų komikų ir toksai, iš kur toks pyktis, man toks keistas buvo ir jam tai akivaizdžiai kenkia komedijai pačiai, nes kai tu viskas yra blogai ir čia mes visi lochai, nu tai tada ir tau nelabai gerai sekasi. O koks tada geriausias buvo pasirodymas? Ar tas ir bus, kur su Olegu open mic'e? Blema, jeigu tada, sakykime, šaukeisas buvo mano geriausias pasirodymas, nes iš principo man sekėsi gerai, buvo daug labai žmonių, buvo labai smagu. Nebuvo taip, kad ten plyštų pilvai visiems ir gaučiau daug aplos breikų kažkokių, bet dabar paskutinis tas, kuris, žinai, labiausiai turiu atsiminsiu, kaip pirmą šaukysą savo, tai tam labai buvo smagu. Nice. Tai tas gerai. Buvo kažkada, man atrodo, gal net tam pačiam Kadu klube, kur žmonės juokiasi iš belenko jau. Faina pabūt tame, bet aš negaliu laikyti tai geriausiai savo pasirodymą, nes visiems labai gerai sekėsi. Žmonės tiesiog buvo žiauriai geros nuotaikos. Nežinau kodėl. Nu, kur sakai bairį, dar net punchline nepasakė, jau tave neša ant rankų. Sveiki, aš Kipras. Taip, aš literaliai, man atrodo, užlipau, sakau sveiki ir žmonės juokiasi, nes, nu, tipo, kažkoks... Jis lietuviškai. Jo, jis lietuviškai. Jis pristatinėja dažniausiai dabar tave, kiek atsimenu. Jo, ten kažkaip mėgsta. Ir aš toksai sveiki pasakau ir tiesiog žmonės lūžta. Aš toksai, okei. Bet kartais jo, būna tas fun, bet tada taip pasimėgauji tom ir nulipi ir tada galvoji, ble, aš dabar nežinau, ar tie bairiai nauji veikia ar neveikia. Gal, nu, jūs pasikrinsiu vėl. O kaip tavo pats rašymo procesas atrodo, tipo, žinai? Nes, tipo, labai įdomu, kaip tą darai. Ar tu, nes yra vieni, tipo, bando ten, tipo, kuo labiau wild gyvent, tipo, žinai, naktinėti ar dar kažką, kad prisirinkti istorijų. Kiti turi tą discipliną sėsti ir rašyti, o kiti tiesiog laukia to flow, kur kažkas juokingo išsiaiškina. Pas mane miksas, sakyčiau. Nes dažniausiai, kai kažką nuveikiu smagaus, iš to parašau bairį. Nes, nu, kažkas, ką veiki ne kasdien, tai dažniausiai būna smagu. Ir kažkaip pamatai kitaip dalyką, kurio nematytum ir parašai. Tai tada būna bairiai faina rašyti labai lengva tiesiog, nes tu apie istoriją parašai, dar kažką pridedi, dametį, užmetį, gaunas fainas bairis. Tada, kad grinai atsisėsčiau ir sakyčiau, davai rašom, neturiu, nes man su premisais yra dalykas. Aš susirašau premisus kažkada, o premisas užsirašau, arba ten šitas. Susirašau tiesiog premisus į nautus ir tada, jeigu noriu prisės parašyti bairį, tada aš atsidarau tos nautus ir gerai, va, premisas toks, rašau bairį. Ai, okay. Tada jau galiu prisės parašyti daugiau, ne vieną, ne du, žinai. Bet neturiu to dalyko, kad negalėčiau pilnti, visiškai atsisėsti, žinai, rašyti. O bandėjai, tipo, ar gazina tas, kur, tipo, balto popieriaus fobija? Balto popieriaus, blemba. Aš anksčiau, žinai, galvodavau, kad ten, nu, žinai, nusifilmuoju kokį nors bairį, ar dar kažką ir toksai, blemba, dabar nebegalėsiu sakyti. Arba ten reikia paleisti. Supratau, kad reikia paleisti bairius senus. Kai supratau šitą, gerai, viskas. Šitus, sakykime, nieko neturiu, dabar turiu baltą popieriaus lapą, tada vėl premisai galvojasi labai lengvai. Deadline'o efektas. Ne deadline'o, bet dėl to, kad neturiu nieko tiesiog. Ir jeigu nieko neturiu, tada negalvoju apie senus bairius kažkokius. Susimetė vėl naujus premisus, rašai. Fainas dalykas. Okay. Išmesti viską ir palikti, kad už savęs yra smagu, nes aš iš principo esu open mikeris, ne? Aš galėčiau, kaip
N žmonių daro, lipt su tais svečiais tiesiog bairis ir nežinau, laukt, kol Katleris pamatys ar dar kažkas. Ir ten nežinau, nes ten jie yra geri, turbūt, žmonės iš jų juokas, bet aš tada netobulėjau. Man labai nepatinka netobulėti. Ir ypač, kai darai, kas patinka, tu labai nori tobulėti. Ir tas, kaip aš sakiau, žinai, noriu būti geriausias, jis neatsiranda iš niekur, tai reikia įdėti darbą. Daug apšikt. Jo. Dar aš kartais padarau tokį dalyką, kad prieš svečiui ateinant, aš pasižiūriu visą Facebook'o sieną iki pat dugną nuskrolinęs. Okay. Ir turiu vieną klausimą. 2014 metais, gruodžio 25 dieną tavo postas. Su šventom kalėdom visus mes džiaugiamės savo dovaną. Ir man taip įdomu, kokia ten dovana buvo, žinai? Jeigu tu nuotraukos? Nėra, seniai, va, screenshotas, tik postas ir jaučiasi excited tenai. O, aš gal ištryniau nuotrauką, o tipo postą neištryniau. Nes galvojau, jeigu fotka buvo tada ok, bet fotkas nėra, galvojau, bliat, ant tie kabliuką paliko. Kaip tiem 2.14 jausti, žinai? Blia, kurą ką jis gavo? 2.14, čia man yra 13 metų. Aš 13 metų turėjau Facebooką pasirodo. Ir dar visi džiaugiatės dovaną. Taip, tai aš turiu brolius, matai. Aš turiu du brolius, 2 tikrus, 2 netikrus skaitus. Taip, įsivaizduojame tai? Ne, tėvas pasidarbavęs ne vienu. Jo, tai va, aš turiu tos tada 2 brolius turėjau. Dar vis turiu. Labai gerai. Jo, ir mes gavom, atsimenu, šitą. Žinai, kaip yra dažniausiai kino teatruose ta žaidimų erdvė, kur yra air hokis vadinamasis. Ai, okei. Ting, žinai. Tai vat maža tokia versija to žaidimo. O, tas žiauri cool. Jo, tai jis toksai gal, nežinau, tokio dydžio. Nedidelis toks, maža versija. Ne didelis. Čiučiut mažas, nedidelis. Versija, palyginus tas tavo. Tai šitas, jo, mes gavom tą dovaną. Ir žaidėm. Ir aš pagalvojau, kad visi turi žinot, kad aš gavau šitą daiktą. Kol tavo broliai žaidė, tu turėjai laiko postą parašyti. Jo. Tai va, ten yra. Bet tai tu toks labai pozityvus atrodo, nes iš tavo Facebook'o sieną, kiek scrollinu, ten pilna, ten pozityvių postų, bet nekopintų iš kažkur, bet tavo rašyti, tipo, ten šypsenos visiems, ten vos ne iš tos serijos. Tipo, bet aš visą laiką buvau toksai, aš nesu negatyvus, aš labai didelis optimistas, man aš visą laiką galvoju, kad viskas bus galų gale gerai. Dažniausiai būna. Taip. Pritraukia visatos dėmesį. Jo, turbūt. Bet tai tau šitas čia ir padėjo lipant pirmą kartą, tipo, žinai, nes čia ne taip parinais prieš lipant. Blemba, atsimenu, kad drebėjo visas kūnas. Tikrai labai šiaip parinaus, bet tiesiog žinau, kad labai norėjau ir aš toksai, okei, noriu, einu, darau. Labai bijau, bet atsistojau ir padariau. Okay. Tai jo. Bet kad, žinai, tipo, nebuvo to momento, kad, reikia neit, viskas, išeisiu. Arba ten dieną prieš pasakyti, kad sorry, nebegaliu. Sorry, su peršalu. Jo. Mamos raštelį nufotkinti. Aš jau pasakiau, kad būsiu, tai ir buvau. Ok, nice. Jo, o dabar mačiau, esi įkėlęs porą reelsų, pasifilmavęs, dirbi Pasklajumo kanale. Kokie tavo planai paties ateičiai? Ar ten savo YouTube kanalą atsidaryti vlogus, kelti, trupę kurtis, nežinau. Kontentą noriu filmuoti, reikia, patinka. Nežinau, pamandžiau kelis skečus nufilmuoti, padaryti. Visai smagiai praleidau laiką, tai nemanau, kad... reikia tiesiog neapleisto, nes vis tiek reikia prisėsti, parašyti, padaryti. Blema, aš labai supratau, kad sunku su žmonėm kai kuriais organizuotis dalykus. Blema, nes sutarė, tada kažkas negali, kitas gali, tą reikia, reikia ir tas erzina. Jo, bet reikia vis tiek kažkaip susiderinti ir filmuotis, daryti dalykus, nes yra smagių žmonių, su kuriais smagu dirbti, manau, nepaleisiu. Trupė. Blema, skamba žiauriai įdomiai ir smagiai, norėčiau, nežinau, su ko galėčiau. Koks įsivaizduoja būtų tavo, kiek ten trupiai, pavyzdžiui, vidurkis buvo, 4 kokie žmonės, ne? 3 dažniausiai. 3. Kas kartu su tavim stand-up'in turėtų? Bet tai tada turi vis tiek mano... Blema, aš gan mažai stand-up'inu palyginus su kitais, su kuriais bendrauju. Vis tiek jie jau ten metai su pusė, 2 metai kažkas tokio. Bet
Nu, norėčiau, galėčiau, nežinau, Matas Šiaulys. Labai fainas komikas, su kurios sutari, ir su jos skešus. Šileika, Kristupas Šileika irgi labai patinka, galėčiau. Bet Šileika su Goda darys turą. Tai vava. Tai tau jisai atkrenta iš karto. Tai nieks nesako, aš negaliu prisijungti, jau, žinai, būtų. Užsienietis ir moteris. 2 foreign guys and a girl. Taip. On a couch. Taip. Tai va, galima tokį gal. Kaip vadinasi trupė jūs? Tas su Goda ir Šileika? Jo. Aš žinau. Volt versus Bolt. Jo, kažkas tokio. Nes jis tas sketchas O Goda. Jo, o Goda. Goda ta, kuri užsisakė. Goda užsisakė, jo, jūs matau pilną plakatą, kur Goda užsisakius laukia maisto ir 2 kurjeriai vienu metu atėjo prie durni tokia, ką? Jo, bet jisai labiau kurjeris, mano dalykas būtų kažkoksai nors nemoku vairuoti, matematiką labai gerai moku. Ne? Labai arti būt daktaru, žinai. Jo. Ne, jau pasibaigęs 3 doktorantūras, bet tiesiog. 3 doktorantūras pasibaigęs? Ne, apie visai. Jo, tai per jo. Dar tik vieną. 4,5. O negalvoji savo podcastą kokį daryti, tipo, vis tiek duotų plojimus naudot. Galėtum daryti. Ką jis duotų man? Ką aš jo studijai įrašinėsiu? Nu, žinai. Kelio ženklus pakeisti. Ne. Į kitą pusę nusisuk, žinai. Norėčiau, kažkada gal norėčiau, bet va dabar, pavyzdžiui, buvau pas šitas Viktoras buvo susirgęs ir man reikėjo nusifilmuoti vietą jį pakeisti. Dar vakar žiūrėjau tą. Jo, ir aš gavau tipo progą. Toks, jo, noriu. Ir tada atsisėdau ir tada toks, bliam, aš sėdžiu prie žmonių, kurie tai daro kiekvieną dieną. Biškį užsidariau. Ir žinai, kai žmonės sako, kad čia bet kas gali rašinėti podcastą. Negali. Bet aš manau, kad dar yra tas, su kuo įrašinėjai, nes kai tik pirmą kartą, kai nekalbėto prie klojimo ir kisleko, žinai, tipo, kur, bazaras jų dalykas, tipo, yra toks užgoštas gaunės šiek tiek, tipo. Tai pats kaip faktas daryti podcastą yra smagu ir įdomu, aš norėčiau, bet gal, arba man reikia gal žmonių su kuriais. Savo comedy buddy. Jo, tarkim tas. Su kuo išsirifintum? Kaip galėtum pavadinti ten? Nėra skirtumo. Nežinau, tipo, prikolinė pasikalbėjimai. Ne, norėčiau, bet dar kol kas gal jaučiuosi nepakankamai geras. Aš noriu dirbti pradžiai, nes jeigu aš pradėsiu daryti 100 milijonų darbų vienu metu, bus šūdas. Ir aš dabar, mano esminis dalykas yra komedija. Ten tobulėti, daryti, stand-upint ir didžiausia meilė vis tiek iš ten atsiranda, žinai. Bet kad galėčiau tai daryti, reikia auditorijos. Ta auditorija reikia kažkaip susirinkti. Nice. O dabar, kiek tu dabar metų yra maždaug? Maždaug 23. 23. Bus 24. Ir ką tu savo, 5 metai atgal, tipo, žinai, 18-19 galbūt, kokį savo patarimą duotum, žinai, galbūt kažko... Neik į mokslus. Bet specifiškiau mokyklą ar tipo? Ne, į univerą. Okay. Ar ten kolegiją neit. Pirmus metus nuvaryti į kariuomenę. Aš gailiuosi dabar, pavyzdžiui, kad nenuvariau į kariuomenę iškart po mokyklos. Nes dabar man biški sunku būtų nuvaryti. Nes prasidėjo visa šita kelionė ir jeigu dabar atkrist 9 mėnesiam, turbūt nieko nenutiktų iš principo. Gal, žinai. Vis tiek grįžinėjai namo. Jo, bet kažkaip, biškai gailiuosi, sakau, norėčiau, kad būtų, kad po mokyklos būčiau nuėjęs. Nes man išmokyti kokios disciplinos, dar kažko, kas, nepakenktų tiesiog. Tai va, šitas dalykas, nežinau kaip, bet nežinau, viskas gerai. Dabar esu kur esu, tai vadinasi viskas gerai, kažko aš jam labai daug nepasakyčiau. Tiesiog tokį... Turėjau tą labai blogą laikotarpį, kur sakau, po mokyklos. Nes dingo krepšinis ir atsirado šūdinių mokslai. Ir aš tiesiog... Ir dar dirbau ant viršaus ten darbus, kur irgi nenoriu dirbti. Ir tada tas momentas galų gale, kai atradau tą komediją, tai man buvo toksai, wow, blem, aš vėl noriu kažką daryti. Ištraukė iš liūno tą. Jo. Tai va. Dėkui, seni, kad atėjai suvalgyti po kebabą.
Ten yra tavo kamera, čia yra pagrindinė kamera, palinkėk žiūrovam nuo savęs, padėkok jam kažką, tipo, pasireklamuok raudonas kilimas šitam mažam kanale tau. Tai ačiū, kas žiūrėjot, smagu. Būkit laimingi, ateikit į komedijos pasirodymus, pasijuokit, nujuokit savo problemas, biškai. Nu, atsitraukit nuo jų, nes šitas komedija padeda tą daryti ir mes stengiamės jumis prajuokinti, jūs ateikit pasijuokti. Jo, o šiaip jo, darykit kas patinka, nedarykit šių darbų.